Mūsų galimybės yra patiekti padangas Europos rinkai per 3 paras nuo užsakymų. Aš esu Aleksandras Baniulis, firmos Protekta savininkas, įkūrėjas ir vadovas. Mūsų veikla tai komplektavimo valdybos veikla. Mes esame tarsi tarpininkas tarp gamintojo ir vartotojo. Prekyba padangomis turi tą specifiką, kad norint jas nupirkti, priešingai negu, tarkim, pyragą nuėjus į prekybos centrą, jų negalima taip. Pirmiausia, susitariama su gamintojais, sudaromos sutartys, tada pateikiami užsakymai. Vienos būna, kad gaminamos ištisai, o kitos būna, kad gaminamos periodiškai, mėnesio, 2 mėnesių, netgi pusmečio tarpu. Tai reiškia, kad tenkinant mūsų klientų poreikius reikia turėti milžinišką kiekį įvairiausių padangų. Per 30 metų mūsų asortimentas įsiplėtė, taip apytikriai, tarkime, iki 1500 pavadinimų einamų prekių, jeigu įvertinus ir vienetinės, būtų apie 2500–3 tūkstančiai. Ir tai nėra riba. Dirbame visame pasaulyje. Kadangi klientų ratas yra, kaip minėjau, šitoksai platus, ne vien tik ES, tai klientų patogumui mes įsteigėme savo muitinės sandėlius. Firma Protekta veikia jau 30 metų. Tai reiškia, mes esame patikrinti laiko. Klientui negalime pasakyti, kad palaukite. Klientas nori šiandien ir tuoj pat. Padangas pristatome antžeminiu transportu, tiek jūrų transportu ir netgi lėktuvais. Matome, kad mūsų elektroninė parduotuvė pasiteisino ir sekančiu etapu norime paleisti elektroninę parduotuvę B2B arba lietuviškai tariant verslas verslui. Turime įsirengę saulės elektrinės bent 2, savo biurus šildome šilumos siurbliais, naudojame saulės pagamintą elektros energiją. Mūsų, kaip ir kiekvienos firmos, turbūt stiprybės pagrindas būtų kolektyvas. Pirmieji darbuotojai dirba jau 30 metus. Mums reikia sudaryti darbo vietoje tinkamas sąlygas, tinkamas komfortabilias sąlygas, stengtis palengvinti darbą. Jeigu reikia suteikti visą įmanomą pagalbą, mūsų įmonė jau 30 metų tęsia veiklą ir nežiūrint besikeičiančių ekonominių sąlygų, mes išlikome stabilūs, besivystantis, augantis. Mes nebijome keistis. Mūsų patirtis, mūsų pastangos leis mums vystytis toliau. Tai yra rasti naujus tiekėjus, naujas pardavimų rinkas, naujas veiklos nišas.